Taigi, hebra, šiandien vėl sumontavom Androidą į Cicą šį kartą. Turim naują ID8 meniu, Snapdragon procesorius, 8 GB RAM, tad kaip matot viskas puikiai greitai vyksta, QLED ekranas žiauriai ryškus, įspūdingai atrodo. Taip pat nepamirštam, kad ir lieka mūsų originali sistema, galite naudotis kaip ir naudojatės anksčiau. Grįžtam į Androidą, taip pat pažiūrėkit, ir ratukas taip pat gyvas, visko galite puikiausiai naudotis. Kas toliau? Turim navigaciją, turim orus, turim muzikos appsus, turim dashboardą, turim settingus, turim video appsus. Šiuo momentu esam prisegę prie navigacijos, galit pasirinkti kokią nori, tai yra Waze'as. Kaip matot, viskas puikiai greit atsidaro. Spaudžiam namus, grįžtam atgal į pagrindinį meniu. Taip pat turim temas, galit pasirinkti kokias nori. Tada turim Music appsą, šiuo momentu irgi prisegę esam YouTube, paspaudžiat, paliečiat, viskas iškart įsijungiat. Naudojatės, džiaugiatės puikiausiai. Garsas, kaip matot, reguliuos originaliai. Taip pat galima perjunginėti dainas su mygtukais šitais. Veikia ir ratukas. Jeigu nenorit, jau čia nepasiekėt paliesti. Kas dar? Split screenas. Tai irgi puikus dalykas, iš tikrųjų split screenas. Galit pasidalinti savo ekraną į dvi dalis. Taip, kad galit žiūrėti YouTube'ą ir naudotis Waze'u. Atsibodo vienas ar kitas. Pasidarot pilną, muzika lieka grot, aišku, turint YouTube Premium, pastebėjimas toksai. Turim dar ir daug appsų ir App Store. Turim ir Netflixą, spaudžiam. Taip pat matot, greitai viskas įsijungia. Turime visą scrollsą, visus nustatymus, galime ir iš čia perjungti dainą, šokti atgal į YouTube'ą. Ta prasme, įsivaizduokit, kad turit gerą planšetę, tik tais automobilio, kuri pririšta prie sistemos. Išjunkime YouTube'ą, kad šiek tiek tyliau būtų. Viskas veikia, kas veikia standartiniam Android'e, tik dar geriau, nes turim QLED ekraną. Net Angry Birds galim pažaisti. Pirmas levelis, kaip matot, nėra labai sunku. Viskas puikiai greitai vykda, net žaist galit. Grįžtam atgal į mūsų pagrindinį meniu. Taip pat yra labai smagus dalykas kaip DSP equalizeris, tad galite dar papildomai pasireguliuoti savo garsą. Aukštus, žemus ir taip toliau, kas jums patinka. Štai taip atrodo dashboardas, matot greitį, matot apsukas, matot orą, matot kur likutį, diržai ir taip toliau. Taip kad Androidas tikrai pagyvins jūsų automobilį, kuris, galima sakyti, kiek jau 15 metų senumo šitam bembai. Bet viską galima atnaujinti pakankamai stipriai. Tad jeigu domina, visada galit skambinti, klausti ir rašyti ir mes jums pasiūlysim labiausiai tinkantį variantą. Tad tiek šiam kartui, iki.